Tai nuo nulio iki mėnulio auginame jaunus žmonės tam, kad jie išeitų į darbo rinką, jau turėdami bazinės finansinio raštingumo žinias, suprasdami, kaip veikia ekonomika ir turėtų tą taip šiandien reikalingą antreprenerio požiūrį. Mokyklos bando sukurti abiturientus, kurie yra finansiškai raštingi. Tačiau taip, ekonomikos pamokos yra dėstomos gimnazijoje, 10-9 klasėje, bet aš manau, kad jose trūksta praktikos. Man tas klausimas suvibravo dėl valstybinės mokesčių inspekcijos, kuri ateina pasiimti mokesčių. Tai jūs pasamdote kokį nors valstybinės mokesčių inspekcijos žmogų, kuris ateina atiminėti iš vaikų pinigų? Šiaip turiu pasidžiaugti, valstybinė mokesčių inspekcija pakankamai aktyviai keliauja į mokyklas ir veda edukacijas, bet Junior Achievement programuose tai šio vaidmens imasi mokytojai arba svečiai, kurios mokytojai pakviečia į klasę. Gyvenimas yra labai ilgas ir man reikia pradėti rūpinti savo ateitimi dabar. O aš norėčiau įsiterpti ir paklausti, o kaip jūs kalbate savo šeimoje apie finansus? Oi, koks geras klausimas. Tai matyt, ta kalba mūsų šeimoje yra labai kasdieniška. Jinai nėra kažkoks atskiras laikas, kur ateisėskim, pakalbėkim dabar apie finansinį raštingumą. Mano karjera bus ten Lietuvoje, 10 metų dirbsiu, kad tapčiau vadovu. Tai dabar jie mąsto apie globalų pasaulį, mano karjera bus pasaulis, šiandien jie yra ambicingi, jie nori greičiau tos karjeros, pažiūrėkit, ateina pas mūsų darbo pokalbis ir jau klausia, po kiek laiko galėsiu būti vadovu. Sveiki žiūrovai, tradiciškai susitinkame tinklalaidę Daugiau negu finansai. Šią tinklalaidę vedu aš, Marius Dubnikovas, ekonomistas. Ir mes kalbame čia apie finansus, apie finansų valdymą, kurie tikriausiai peržengia ribas. Tai ribas įvairias mūsų gyvenime, tai yra mes matėme prieš tai tinklalaidėse ir keliautojų, ir, sakykime, ekonomistų, profesorių, investuotojų ir daugybė žmonių, kurie turi įvairių būdų, kaip panaudoti savo finansus. Na, o šiandien manau, kad yra prasminga tinklalaidė apie tai, kad kaip ugdyti jaunąją kartą, kaip jai pačiai pasinaudoti finansiniu raštingumu ir kas yra tas finansinis raštingumas. Tai šiandien aš labai džiaugiuosi, mes turime du pašnekovus. Tai visų pirma, nevyriausybinės organizacijos Lietuvos Junior Achievement direktorė Andželika Rusteikienė. Sveiki, ačiū, kad atvykot. Ačiū, kad pakvietėt, sveiki. Gerai, malonu. Ir jaunasis investuotojas Mantas Petryla. Gal galite prisistatyti save, nes aš tinklalaidėse tik tai pasakau vardą ir pavardę, na ir vėliau žmogus apie save gali papasakoti tikrai daugiau. Tai sveiki, esu Mantas Petryla, šiuo metu buvęs abiturientas, baigęs gimnaziją ir aš esu jaunas investuotojas, nes nuo pat mažens, būdamas pats gimnazistas, nuo 9 klasėje pradėjau investuoti. Andželika, jūsų organizacija tikriausiai daug kas žino, nes vis tiek mūsų klauso tas, kas susijęs su finansais ir investicijom, plačiaja prasme, bet manau, kad klauso ir tie žmonės, kurie bando ateiti į šį sektorių. Tai kas yra tas Junior Achievement ir ką jūs darote? Ačiū progą, tai šiandien mes Lietuvoje ugdome jaunuosius, būsimuosius investuotojus, verslaus mąstymo žmonės, nes diegiame mokyklose programas nuo 1 iki 12 klasės finansinio raštingumo, verslumo, ekonomikos ir ugdymo karjerai srity. Tai nuo nulio iki mėnulio auginame jaunus žmonės tam, kad jie išeitų į darbo rinką, jau turėdami bazinės finansinio raštingumo žinias, suprasdami, kaip veikia ekonomika ir turėtų tą taip šiandien reikalingą antreprenerio požiūrį. Gerai, baigė 12 klasių ir kas tada? Paleidžiat juos į gyvenimą tiesiog? Visiškai, bet žinot, ką mes pastebėm, kad mokiniai eidami per Junior Achievement programas iš tiesų gyvenime gyvena jau mokykloje. Ir čia labai ir norisi tą padaryti, kad šiandien mokykla nebūtų tik tai toks, žinot, uždaras burbalas, uždarytom sienom, kai baigia mokyklą ir tada ištinka gyvenimas. Labai norisi, kad šiandien vaikai jau gyvenimą gyventų ir esminius gyvenimo įgūdžius turėtų dar mokykloje. Dėl to ir su vaikais, ir labai džiaugiuosi turėdama šiandien tik abiturientą, jauną žmogų, mes mokiniais jau dirbame mokykloje, jau kūrė pirmasis savo mokomasias mokinių bendrovės, tai yra pirmuosius verslus, išbando visą finansų valdymą, verslo idėjų kūrimą, jau daro savo biudžetus, skaičiuoja pirmąjį lūžio tašką ir net investuoja. Ir labai džiugu, kad vis daugiau, nes tikrai šiandien jaunoji karta yra ta, ypatingai tarp paauglių,
Jie visi nori užsidirbti, jie visi nori dirbti ir labai smagu, kad šiandien jie turi tokį daug platesnį matymą, kad nereikia tik baigus mokyklą, tada jau eiti į darbo rinką, kad jie jau šiandien gali tą daryti dar mokykloje. Aš tik pasinaudosiu progą, Andželika, esate sakiusi, kad 1300 skirtingų verslų buvo atidaryta mokyklose, ar iš jų gavosi taip, kad 1300 verslininkų? Tai vat čia apie ką Mario labai šauniai priminė, tai viena iš mūsų programų, mokomųjų mokinių bendrovių programa, kur vaikai dar mokykloje gali kurti savo pirmą įmonę, jau nuo 5 iki 12 klasės jinai veikia ir šiemet nacionaliniu mastu net 1300 mokinių verslų atsidarė. Ir jie pateko kaip tikram gyvenime į realų gyvenimą dar mokykloje. Tai vieni išvystė puikius verslus, išėjo pardavimus, uždirbo, veikė pelningai, vieni kūrė nuo žvakučių iki įvairių technologinių dirbtinio intelekto įrankių ir šiandien mes jau galim pamatyti, kai jie baigė savo mokslo metus, o kasgi yra. Vieni bankrutavo, kiti uždirbo ir dirbo pelningai, bet visi, ką jie išmoko verslumo principų ir verslaus mąstymo, kad mes turime veikti, norint pasiekti rezultatą. Tai mūsų šiaip longitudiniai tyrimai rodo, kad per 10 metų iki 15% jaunų žmonių, kurie baigia mokomąją mokinių bendrovę, steigia savo verslus, socialinius verslus, nepelno siekiančias organizacijas, o kiti, kaip aš sakau, jie ateina su visai kitokiu požiūriu į darbo rinką, nes jie jau mokykloje būna pabandę, ką reiškia prisimti atsakomybę už savo komandą, už savo produkto vystymą, dirbti komandai, priimti sprendimus, kritiškai mąstyti, laiką planuoti, tai ko mes visi labai norim iš bet kurio darbuotojo, kuris ateina į darbo rinką. Aš kad nepamirščiau klausimo, iškart man surezonavo vienas žodis bankrutavo, kuris yra labai baisus Lietuvoje. Ar padedate moksleiviams bankrutuoti? Žinokit, va čia yra ta geroji pamoka mokyklose, kai tu dar esi labai jaunas, neturi labai dar ko prarasti, ar ne, kad mes jam leidžiame išbandyti visą tą procesą ir nesėkmės. Jeigu tu sukūrei į verslą, sugalvojai produktą arba paslaugą, kuri, dėja, bet rinka neperka, ar ne? Ir tu patiri tą pirmąją klaidą, pirmąją nesėkmę, tai kas yra smagu, kad mokomųjų mokinių bendrovė visą procesą lydi mokytojai ir komandų mentoriai. Tai mokytojai yra ta pirmoji pagalba, kuri padeda vaikam išreflektuoti, aptarti, o kas nepasisekė, o kodėl mums teko bankrutuoti, ar ne, o ką mes mokomosios bendrovės kūrimo procese padarėm ne taip ir ką mes kitą kartą darysim geriau. Ir dėl to man labai smagu, kad mokomasis bendrovės jau kūrė ir 5-tokai, nes aš jiem visą laiką sakau, įsivaizduokit, kiek jūs turit bandymų 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 klasiai, tai reiškia, kiek tu gali iteruoti, ar ne, kiek tu gali feilinti, kaip mes dažnai mėgstam pasakyti, nes iš tiesų ta baimė ir rizikuoti ir klysti pas mus yra didžiulė. Dėl to, bet mes suaugusiu ar ne, toj kartoj labai nestartuojam tų verslų, nes nemokam klysti. Aš turbūt norėčiau pamatyti tą archyvą, kiek yra nepavykusių idėjų ir kurias verta galbūt netgi pakartoti dėl kažkokių tai priežasčių. Bet man tai, jaunasis investuotojas. Investuotojas yra tas, kuris gali kurti verslą, tai yra irgi bus investuotojas. Ir tas, kuris, kaip erelis, žiūri ir verslus ir renkasi, kuris esate jūs? Aš esu tas, kuris mėgsta... Aš esu investuotojas. Aš renkuosi investuoti, nes kad ir nepasiseks, geriausia pradėti turėti pradžią. Nes investavimas yra tiesiog labai ilga kelionė ir tai gali prasidėti nuo pat mažiausių portfelių. Tai nuo 20 eurų tavo tas investavimas gali po 20 metų iškilti iki 2000. Tai kad ir kai investuoji su tokiam sumom, mažėja ir rizika. Tai todėl aš renkuosi investavimo planą tokį, o ne, kaip jūs sakėt, erelis ir žiūrėti į tam tikrus verslus ir atsirinkti galbūt geriausią. Gerai, jūs minėjote, kad baigėte mokyklą, baigėte jau, kai sukome laidą yra pasibaigęs ir aš manau, kad tai yra labai didžiulė šventė, o galbūt įsipareigojimas. Jūsų manimų, praėjus visą tą ekonominį ciklą, mokymosi ciklą, trūksta ekonominių pamokų, žinių mokykloje ir jeigu taip, tai kokių? Aš manau, kad mokyklos bando sukurti abiturientus, kurie yra finansiškai raštingi. Tačiau taip, ekonomikos pamokos yra dėstomos gimnazijoje, 10-9 klasėje, bet aš manau, kad jose trūksta praktikos. Labai dažnai tose pamokose yra dėstomos teorijos, tik tai tam tikros ekonominės formulės, kurios
iš esmės kaip ir nedaro konkrečios naudos individui, kuris tiesiog nori sukurti savo portfelį, savo investavimo šaltinį. Tai pagrinde mokyklose trūksta praktikos, nes su praktika tu kuri viską. Aš pamenu, pas mus kažkiek buvo bandymų, bet čia prieš daug metų mokinti ekonomikos ir finansų. Tai tenais tiesiog 3 mėnesius buvo stumdoma paklausos ir pasiūlos kreivė ir viskas to baigėsi. Tai buvo kažkoks nusivylimas. Nelaimė ištiko jūs. Anželika, kada galima pradėti, jau klausimas šiek tiek galbūt atsakytas, bet kada per anksti ar ne per anksti pradėti kalbėti su vaikais apie finansus ir ugdyti tą verslumą? Jo, apskritai, matyti, ir finansinį raštingumą, ir verslumą nėra, kaip ir verslo kūrimas šiandienos rinkoje nėra per anksti. Apskritai, vaikai jau pradeda suprasti pirmuosius dalykus nuo 3 metų, ar ne, kai jau jie bendrauja aktyviai su tėvais, dalyvauja šeimos gyvenime, ir bendruomeniai, ir šiai dienai dėl to, su Junior Achievement mes iš tiesų turim tokį labai ambicingą tikslą, suprasdami, kad elgseną, požiūrį ir bazinės žinias reikia pradėti formuoti jau labai anksti. Mes pradėjom ugdymą pradinėse klasėse ir norim per kelis metus pasiekti 100 000 pradinukų, kad jie patyriminiu būdu, tai, ką sako mūsų šiandien irgi pašnekovas, praeitų programas, kuriuose galėtų suprasti esminius bazinius dalykus. Kuo skiriasi noriu ir reikia. Toks jau bazinis ekonominis principas, ar ne? Susipažintų su esminiam sąmokom, pajamos, išlaidos, pelnas ir kuo skiriasi pelnas nuo pajamų. Ar ne, išbandytų pirmą savo verslo kelią, tai jie kūrė keksiukų kepyklėlę, bet tam, kad jie labai paprastai žaidimo būdu patirtų, ką tai reiškia. Kad jie žaidimo scenarijui turėtų galimybę pamatyti, kai atvažiuoja valstybinė mokesčių inspekcija ir surenka pirmuosius mokesčius. Kad jie pamatytų, kai kepyklėlė dega, atvažiuoja gaisrinė gesinti ir mokytojai turi pokalbį apie tai, kad dėl to, kad sumokėjo mokesčius valstybiniai mokesčių inspekcijai, štai valstybinė įstaiga atvažiavo ir užgesino kepyklėlę, ar ne? Kad vaikai jau 4 klasėje padaro pirmuosius verslo planus, susipažintas su finansų sistema, kas yra bankai, kreditų unijos, kuo jie skiriasi, kaip jie funkcionuoja, ką jie daro įstaigoje. Tai tas jaunas, šiandien mes turime jau Lietuvoje tikrai labai drąsiai savo pasakyti, kad jaunus žmonės turime ugdyti nuo pradinukų, nuosekliai, kad jų ekonomika ir verslumas neištiktų tik 10 klasėje ir tik iš vadovėlio ir nuosekliai per patirtį leisti jam bandyti. Nes finansinis raštingumas ir apskritai jo įpročiai tai yra patyriminiai. Mes jų galim labai daug vadovėlių perskaityti, bet tol, kol mes nepradėsim formuoti pirmojo biudžeto, per praktinę, ką nepatirsim tų 50, 30, 20 taisyklės, nepatirsime pirmųjų klaidų išleidę visas kišenpinigius per savaitę, mes neturėsim progos išmokti, nes tai yra mūsų gyvenimo įgūdžiai, kurių mums reikia šiandien ir juos turim startuoti jau labai anksti ir kol vaikai mokykloje užtikrinti, kad jie nuosekliai juos stiprintų per 12 metų. Kad nebūtų tik pradiniai arba tik 10 1 metus kaip auksinę auksą išmoktume, bet tas patyriminis ugdymas jisai stiprėja tada, kai tu turi progą vėl sugrįžti, vėl išbandyti, vėl suprasti, kaip tu ilgiesi, ar ne, nes mes juk žinom, mes kaip žmonės esam labai skirtingi ir mes turim vieną pamoką su pradinukais, kai jie mokytoja duoda 2 eurus, jie turi keliauti parduotuvę. Tai vieni vaikai tuos 2 eurus būtinai išleis, nors vieną saldainį nusipirks, bet būtinai išleis parduotuviai. Kiti vaikai sako, ne, aš taupysiu. Treti vaikai mato kokį klasioką, kuris prie lentynos stovi, o ten koks šokoladas už 4 eurus. Ir sako, prašau, paimk mano 2 eurus, aš pasidalinsiu su tavim. Per tai mes matom, kaip mes, kaip žmonės, skirtingai elgiamės finansinio raštingumo srity, mūsų skirtinga elgsena. Ir va čia yra proga mokytojams dirbti su vaikais, ar ne, papasakoti ir pasidalinti, kaip tau reaguoti skirtingose situacijose, ne, kaip tau elgtis, kaip tau taupyti, kaip tau dalintis, ar ne, kaip tau atsakingai priimti sprendimus, kai tu turi pinigėlis. Tai labai ačiū už tą klausimą ir tas amžius šiandien yra jau nuo priešmokyklinukų. Na, su išleidimu visų pinigų arba su kišenpinigių, tai aš manau, kad kiekvienas pirmakursis universitete taip pat susiduria, kad per pirmą savaitę jie iškeliauja tie pinigai. Bet man tas klausimas suvibravo dėl valstybinės mokesčių inspekcijos, kuri ateina pasiimti mokesčių. Tai jūs pasamdote kokį nors valstybinės mokesčių inspekcijos žmogų, kuris ateina atiminėti iš vaikų pinigų? Jo, ne, žinau, kad labai būtų smagu iš tiesų ir įdomu, kad tikrai šiaip
turiu pasidžiaugti, valstybinė mokesčių inspekcija pakankamai aktyviai keliauja į mokyklas ir veda edukacijas, bet Junior Achievement programuose tai šio vaidmens imasi mokytojai arba svečiai, kurios mokytojai pakviečia į klasę, bet tiesiog, kadangi ugdymas, ypatingai su pradinukais, yra per žaidimo formą, tai rolės mokytojas turi labai įvairias, arba vaikam priskiria tas rolės savo klasėje, ar ne, kai mes inscenizuojam ir vaidinam, ar ne, tą žmogų, kuris ir tampa valstybinės mokesčių inspekcijos bičiuliu. Supratau. Mantai, 10 klasė. Kas atvedė investavimą? Tai yra šeima, davė kažkokią edukaciją mokykla, ar draugai, ar pagaliau, nežinau, socialiniai tinklai. Kas buvo tas na, kaip pasakyti, ta žiežirba, kuri privertė tai to susidomėti ir pradėti investuoti? Tai noras investuoti atsirado iš savęs. Aš net nejutau įtakos iš mokyklos. Pagrindė tiesiog buvo tas susipratimas, kad gyvenimas yra labai ilgas ir man reikia pradėti rūpinti savo ateitimi dabar. Tai šiek tiek turėjo įtakos ir mano šeima, bet mano tas dėmesys, mano tos žinios atėjo iš savęs, kai aš pradėjau domėtis finansais, kaip pradėti investuoti per internetą, ieškojau tam tikrų straipsnių, pradėjau domėtis video, atsirado po to ir bendruomenės, panašus draugai, kurie irgi turėjo tokį pat tikslą uždirbti pinigus investuodami. Tai mokykla neturėjo įtakos ties mano investavimo pradžia. Nesugadino, kitaip sakant. Man tas labai laimingas yra dėl to, kad visgi, vat ir tyrimai pagrindiniai rodo, kad mes, jauni žmonės ir mokiniai ypatingai labiausiai tai kopijuoja tėvų elgseną. Tai labai džiaugiuosi, kad Mantas turėjo tokią šeimą, iš kurios galėjo mokytis, kad atrado bičiulių, kurie irgi turi tą panašų tikslą ir gali iš jų mokytis. Tai va čia labai norisi paskatinti tik tai tėvus, nebijoti drąsiai šeimoje kalbėti apie investavimą, apie finansinį planavimą ir vaikus įtraukti į tai, nes per tai jie tikrai užsikabina, nes jiems viskas labai įdomu ir labai smalsu. Aš norėčiau įsiterpti ir paklausti, o kaip jūs kalbate savo šeimoje apie finansus? Oi, koks geras klausimas. Tai vat, matyt, ta kalba mūsų šeimoje yra labai kasdieniška. Jinai nėra kažkoks atskiras laikas, kur ateisėskim, pakalbėkim dabar apie finansinį raštingumą. Ką mes iš tiesų stengiamės daryti, tai įtraukti mūsų vaikutį, dukrytę į buities dalykus, tai reiškia, į tuos 50% išlaidų. Tai reiškia, ką mes perkam maistą, kaip mes mokam už mokslą, jos supažindinam būreliai, kiek kainuoja rubeliai, kuriuos mes perkam. Ir tiesiog, kad jinai girdėtų ir kartu su mumis apie tai galvotų. Tada mes, kai renkamės kelionės arba poilsiai, irgi stengiamės susipažinti su ją, tai su tais 30%, ar ne? O ką mes darom, daugiau negu baziniai dalykai. Jeigu einam į kiną, kiek bilietai kainuoja ir kodėl tiek kainuoja, ar ne? Pavyzdžiui, ar mums reikia ten būtinai naujos striukės, naujam sezonui, gal dar puikiai tinka buvusio, ar ne? Tai vad, kad jinai irgi galėtų suprasti, kur yra dalykai, ko noriu, o ko reikia. Ir tada iš tiesų, jei 10 metų bus mūsų dukrytei tuoj, tai pastaruoju metu pradėjom kalbėti irgi apie investavimą. Ir aš sakau, dukrytė, gal norėtum, kad parodytume tau savo investavimo portfelį, susipažintume. Ir kažkaip paklausiau jos, gal tu norėtum investuoti. Jis sako, mama, bet aš dar nieko nesupratau investavime, tai tu iš mane pamokyk, o tada aš suprasiu. Ir dar ketvirtas dalykas, ką mes darom irgi savo šeimoje, ir tai irgi labai skatinu mūsų visuomenę daryti vis daugiau. Tai mes dar 2%, apie 2% irgi savo pajamų, kai kalbam apie aukojimą. Ir irgi yra apie dalinimąsi su kitais. Tai labai norisi paskatinti irgi šeimoje turėti ir šią temą ir nelaukti, kol mes ten tapsim ypatingais milijonieriais, bet tikrai pagalvoti ir apie savo kasdienės pajamas ir jų dalies skirimą tiem, kas šiandien neturi pakankamai lėšų. Tai pavyzdžiui, mes su mūsų dukrytės kartu apsisprendimu turim periodinį aukojimą vaikams, kad vaikai galėtų dalyvauti stovyklose. Ir tai irgi labai gražu, nes dalį pinigų jinai skiria iš savo sutaupytų lėšų, ką dovanoja ten seneliai, kur ten susitaupo dar, ir tiek pat mes dvigubinam, kaip tėvai. Beveik kaip pensijų fondus. Taip, žiūrėk. Ok. Jūs jau šiek tiek minėjote apie klaidas. Tai mokyklose bankrotų pasitaiko iš įkūrimų verslų. Kalbėjote apie savo dukros pavyzdį. Klaidos. Susidūrė su tom situacijom?
Ir Taip, kaip jas žinokit, aptarė tada? tikrai taip. Ir va čia, matyt, gal mes kartais pagalvoju ir savo šeimoje, ir va labai būtų įdomu girdėti ir mūsų abituriento matymą. Aš galvoju, pas mus apskritai visoje, kadangi švietimo sistemoje mes 12 metų daugiau mažiau ruošiamės egzaminam, kur yra teisingi atsakymai arba 0 balų, ar ne? Tai vat, aš galvoju, mes turim labai mažą atsparumą klaidom ir turim tikrai didžiulę baimę. Ir pavyzdžiui, dar tas ir priklauso nuo pačių mokinių ir jaunų žmonių, nes ir charakteris labai daug duoda. Jeigu tu esi stiprus perfekcionistas, tai jau tau klaida, tai yra tikrai gyvenimo pabaiga, ar ne? Tai tikrai mes namuose labai sąmoningai stengiamės kalbėti apie klaidas, kad klaidų turi būti, pastebėti klaidas ir jas aptarti ir pagalvoti, o ką darom, kai jos ištinka. Ir matyti, vat, ugdyme ir apskritai vaikų auginime reikia suprasti, kad nuo vieno pasakymo elgsena nepasikeičia ir jausmas vaiko nepasikeičia. Tai yra procesas. Tikrai atsparumą klaidoms reikia nuolat ugdyti. Vienos klaidos vyksta šeimoje, kitos mokykloje, trečios draugų tarpe, ketvirtos vyks dar ten, kur mes kaip tėvai nežinom. Bet ką turim suprasti, kad vieną kartą pasakius vaikui, taigi čia nieko tokio, nebijok arba ten daryk toliau, tikrai elgsena savaime nepasikeis. Ta reikia daryti nuolat ir tol, kol vaikai iki 18 bent jau metų kartu su mumis, tiesiog nuolat apie tai diskutuoti, pastebėti ne tik klaidas, bet pastebėti ir kur gerai sekasi. Nes mes apskritai gal mūsų visuomeniai dar esam taip labai linkę pastebėti viską, kas yra blogai. Ir žiniasklaidoje mažiau yra gerų naujienų, daugiau yra kas viskas neveikia. Tai vat irgi balansuoti, kad kai pakalbam apie klaidas ir kodėl jos įvyko, pasidžiaugti, o ką ir gerai tavo vaikas padarė, kuris gerus sprendimus priėmė, ne? Ir gali tai būti labai maži dalykai, užklojo lovą, šaunuolis, kad tai padarė, ar ne? Bet ne visko nesukoncentruoti tik tai tas klaidas. Antai, klaidos. Sakėte, kad pradėjote investuoti nuo 10 klasės. Tai grubiai skaičiuoju 3 metai, ne? Tai geras įdomus laikotarpis, su daug iššūkių. Buvo klaidų investicijose? Taip, kadangi mano pirmas investicijos buvo kriptovaliutos, aš turėjau šiokį tokį iššūkį. Kaip žinot, kriptovaliutos yra labai nestabilios, yra labai volatilios, jeigu galima taip pasakyti. Tai pradžioje šiek tiek buvo minuso ir teko iš to mokytis, daryti naujas strategijas, atrasti galbūt kitus portfelius, kurie iš tikrųjų turi, galbūt ne tokią aukštą atlygį, bet bent jau šiokį tokį atlygį. Valdot rizikas, kitaip sakant? Taip, valdyti rizikas būtina. Junior Achievement mokina investuoti? Pastaruoju metu mes, žinokit, nevykdėm investavimo programų, bet dėl to, gal taip sakyčiau, patyriminių programų. Tai, kad ekonomikos ir verslumo pamokose yra investavimo dalis, tai mes kaip Junior Achievement leidžiam vadovėlius, ar ne, ir vadovėliuose yra pamokos apie investavimą ir vaikus supažindina ir tikrai mūsų mokytojų dalis, netgi, pavyzdžiui, organizuoja mokyklose investavimo lygas, konkursus, štai ką tik praėjo verslo žinių investavimo visas konkursas ir festivalis, kur mes irgi turėjom savo atskirą lygą ir kvietėm moksleivius irgi valdyti savo investavimo portfelį, ar ne, bet ką mes gal labiau darom jau dabar su pradinukais, tai vat nuo mažų dienų ir pradinukus pradedam ugdyti tose programuose apie investavimą, ar ne, ir supažindinti juos ir su terminologija, ir su baziniais principais, ir leisti atlikti įvairius užduotis ir uždavinius, ar ne, kad jie išbandytų tai ir skatina mokytojus, nes dabar nemažai yra tikrai visokių prieinamų edukacinių sprendimų, kur tu gali simuliuodamas, ar ne, investuoti. Tai vat per šitą gal to prizmę šiuo metu mes labiausiai skatinam tiek per formalaus ugdymo dalis supažindinti vaikus, tiek organizuoti visas įmanomas investavimo lygas su prieinamais aplikacijom. Na ir labai tikiuosi, kad vat ir verslo žinių investavimo lyga tokia taps labai tradicija ir galėsim vieną dieną visus moksleivius, tai 100 000 paauglių tenai, pavyzdžiui, pakviesti ir kad jie visi valdytų savo portfelius. Tėvai, šitoje vietoje irgi labai svarbus dėmuo, be abejo, jūs jau tai minėjote. Ar tėvai palaiko vaikų norą ir užsispyrimą, sakykime, kurti verslus?
Šiaip labai norėčiau padaryti kokį tyrimą, kuris labiau parodytų gal tokį socialinį kontekstą ir vat, kaip iš tiesų mūsų tėvai masto. Ir ką dabar matau, vat, kai mes kūrėm 1300 mokomųjų mokinių bendrovį, tai pagrindiniai pradiniai investuotojai šitos verslus ir mentoriai dažniausiai būna tėvai. Na tai jau 2600, daugiau mažiau Lietuvoje tikrai dirba ir palaiko. Bendra tokia tendencija matom, kad ten, kur aktyvesnė šeimos ir aukštesnės pajamas uždirbančios, tai tikrai ir domisi, ir vaikus supažindina, ir labai skatina vaikus nuo mažų dienų irgi apie tai galvoti. Iššūkis yra tada, jeigu patys tėvai to nedaro, neturi savo verslų, neturi savo investavimo patirties, tai turi tokią didžiulę ir žinių spragą, bet ir baimę apie tai kalbėti, nes nėra to asmeninio patyrimo, ar ne? Tai mes taip, bent jau dabar tą pastebėm rinkoje ir matyt, va čia reikia tėvus irgi padrasinti, nes bendrai mūsų visuomeniai investuoja kiek apie 7% žmonių, verslų irgi mes kūrėm, ne visi yra verslininkai, tai bendrai kultūriškai skatinti mus nebijoti, bandyti ir kurti, kad ir mažus verslus, ir šiandien vieno žmogaus solo verslai irgi yra puikia pradžia, ir patiem irgi visuomeniai investuoti tam, kad perduotume tas žinias ir vaikam, reikia mums pradėti tą vis drąsiau daryti, tai dėl to tikiu, kad tokios tinklalaidės tikrai užveda ant kelio ir sakom, pirmas ETF-as net su 20 eurų gali pavykti, ar ne? Tai, Andželika, čia verslo planas yra, tai reikia atidaryti Lietuvos senior achievement ir mokinti tėvus. Kartais tikrai mūsų labai prašo, sako, gal gali daugiau ir daryti su tėvais. Bet žinot, ką mes pastebėm iš tiesų, kad vaikai, kai mokykloje eina per Junior Achievement programas ir kuria savo mokomasias bendrovės arba išbando pirmasis investavimo patirtis, jie irgi tas žinias atneša jau pas tėvus. Ir va čia tada mūsų tėvų nuostatos, ar ne? Vieni sako, o kaip šaunuolis ir man įdomu ir aš pasigilinsiu, kitus tai ir tikrai labai reikia įtikinti. Nes jie galvoja, kas čia dabar, tu dar toks jaunas, jau tikrai dar per jaunas finansiniam raštingumui ir investavimui. Net yra tam tikra konkurencija, net nebejoju. Ne? Taip. Kodėl tas... Gudresnis už tėvelį. Taip, gudresnis už 5, nori būti. Verslai minėti. Buvo minėtos kriptovaliutos, bet kaip suprantu, yra investuojama ir į įmonės. Taip, teisingai. Kokie sektoriai labiausiai domina arba kokie verslai? Šiuo metu esu investavęs į draudimo, investicinį gyvybės draudimą, nes aš mėgstu ir investuoti, ir apsidrausti. Manau, kad yra būtina ir turėti draudimą šiokį tokį savęs kaip jauno, kad iškilus juodom dienom aš nebūčiau paliktas basas. Tai aš čia esu šiuo metu tokius pasirinkęs, bet tikriausiai laikui augant, pačiam augant, šis portfelis pasikeis ir bus pridėti kiti sektoriai. Andželika, tada kokius verslus jūs pasiūlysite jaunajam investuotojui, kurios galėtų jie investuoti? Į kurias investuoti? Kitaip sakant, kokius konkrečiai jau verslus kūrė? Tenais buvo ten žvakės, dar kažkas, į ką galima galbūt supakuoti į didesnius paketus, kad pajausti, kas tai yra tendencija kokia? Taip, iš tiesų, matyt, kai mūsų moksleiviai kūrė savo mokomasias mokinių bendrovės, mes visą laiką sakom pačioj pradžioj, galvokit ten, kur dega akis. Nuo to pradėkit. Ir jeigu kažkas visą gyvenimą svajoju sukurti žvakutę, bet pavyzdžiui, turim skirtinių žvakučių, šaltibarščių, skonio ir išvaizdos, ar ne? Jau galvau, kad kokios dar žvakės gali būti. Tai kai jau atvežęs šaltibarščius ir net stiklainėje kaip žvakė, galvoju, fantastika, ar ne? Iš kitos pusės labai norisi skatinti šiandien irgi jaunus žmonės nepamiršti naujausių technologijų ir ne dirbtinio intelekto, nes matyt būsimieji vienaragiai tikrai bus dirbtinio intelekto, artimiausių greičių jų bus daugiausiai, ar ne? Tai nebijoti to barjero, gilintis į šitas technologijas. Šiek tiek maratoniškesnis ar ne gilinimosi sritis irgi yra inžinerija, kur taip reikia daug ilgiau, daug gilesnio ir tokio darbo, kuris reikalauja daugiau kantrybės, bet irgi inžinerinės technologijos yra ta kryptis, kurią mes kaip Lietuva turim keliauti tam, kad išlaikyti konkurencingumą, ir juos sunkiau yra nukopijuoti, ar ne, negu kartais tech sprendimus. Tai va tokio, žinot, kai galvojam apie jaunus žmonės, labai norisi, kad jie kartais dar toj mokykloje nepaskubėtų, skirtų to laiko ir kantrybės gilintis į dalykus, kurie gal iš pirmojo žvilgsnio gali atrodyti labai sudėtingi, labai nuobodus, bet jie iš tiesų ilgainiui sukuria didžiausią vertę. Tai va ir man tai ieškokite deep techo įvairių įmonių, investuokite juos. Dėkui už patarimus. Paties aplinkoje minėjai, kad yra aplinka, kurioje
tarėtės ir taip toliau. Bet jeigu pasižiūrėti į tą artimųjų ratą, jaunuolių ratą, ar vis tik tai vyrauja mintis, kad pabaigus mokyklą aš eisiu dirbti į samdomą darbą, ar vis tik tai realizuosiu kokią nors idėją? Aš kaip jaunas žmogus, buvęs mokykloje, šiuo metu galiu pasakyti, kad tikrai yra tas faktas, kad jauni žmonės vis dažniau ir dažniau kalba apie individualią veiklą, apie verslo kūrimą ir tas noras dirbti kažką, aišku, turėti stabilias pajamas yra visai ką gerai, bet atsiranda tokių idėjų, kurios yra šnekamos apie verslo kūrimą, investavimas, visokie įmonės ir panašiai. Tiesiog būti laisvas, nepriklausomas ir turėti savo pajamas. Tai tiesiog yra vis dažniau ir dažniau kalbama, bent jau gimnazijoje. Taip. Ar tai yra entrepreneurystės pavyzdys? Tikrai taip, žinokit, mes šiaip labai pastebėm, jeigu žinot, prieš 10 metų jauni žmonės galvoja, kad būsiu teisininkas, ekonomistas, medikas, mokytojas. Čia tie, kur neturėjo kur stoti, čia kaip aš, visi norėjo būti vadybininkais. Visi turėjo būti vadybininkais. Tai šiandien tikrai jauni žmonės vis dažniau galvoja apie sritis, kurie gali būti labai nepriklausomi, ne tik samdomi darbuotojai, bet darbdaviai patys savo, tai labai džiaugiuosi irgi man tą girdėdama. Apskritai jauni žmonės, šiandien mes neseniai darėm tyrimą, 88% moksleivių sako, kad labai nori užsidirbti dar mokyklą, ar ne? Tai soloprenerystė arba verslas arba investavimas yra tas vienas iš kelių. Ir bet ką mes apskritai matom, jeigu anksčiau jauni žmonės sakė, mano karjera bus ten Lietuvoje, 10 metų dirbsiu, kad tapčiau vadovu, tai dabar jie mąsto apie globalų pasaulį, mano karjera bus pasaulis, šiandien jie yra ambicingi, jie nori greičiau tos karjeros, pažiūrėkit, ateina pas mus į darbo pokalbius ir jau klausia, po kiek laiko galėsiu būti vadovu, ar ne, jau 2-3 metai jau nori būti vadovu. Ir tas yra žavu, kad jie taip ambicingai, bet ir tada jie tikrai ir stengiasi ir nori stengtis, ar ne, ir labai taip atvirom akim žiūri, ką gali išmokti, kaip greitai gali išmokti, nes netgi mes, žinokit, neseniai lyginom, pavyzdžiui, pagalvokim, kada mes pirmą kartą perskaitėm knygas apie lyderystę, vadovavimą ar net tą patį investavimą, tikrai gerokai vėliau šiandien 11-okai, 10-okai skaito, ar ne šitas knygas, bet jų patirtis yra skirtinga, ar ne, mes vienaip jau tas knygas priimam, bet jie lygiai tą patį turinį jau gali ir gauna, jie tada nori greitai viską išbandyti, kad jau suprastų, kaip čia tas CEO dirba 4 dienas ir 4 valandas per dieną. Įsiterpsiu, kad būtų diskusija. Nesutinku ir netikiu, kad jie skaito knygas. Kaip čia jūs taip netikėt? Ar žiūri YouTube geriau? Žinokit, šiaip pažiūrėk, labai įvairiai. Mes, pavyzdžiui, mokomųjų mokinių bendrovė programą matom, kad dabar matyti yra tokia labai įdomi situacija, ne tik Lietuvoje, bet ir pasaulyje. Iš vienos pusės mes užauginom nuostabę skrolintojų kartą. Socialinė medija tapo jų antra mama ir tėtis. Ir daktaras dar. Ir daktaras, ir psichologas, ir visa kita, ar ne? Iš kitos pusės, kuo daugiau kalbu su jaunai žmonėm, tuo, man atrodo, pastaruoju metu ateina pas juos irgi toks suvokimas, kad, palaukit, mes, man atrodo, per daug į visą tai pasinėrim. Kad jie pradeda irgi patys suprasti, kad savaime dirbtinio intelekto atsakymai į namų darbus nepadeda jiem ugdyti mąstysenos. Kad kiek jie praleidžia po 8 valandas, faktiškai socialiniai medijai, kad dabar tyrimai rodo, irgi nepadeda jiem jaustis laimingiems, turėti daugiau draugų, pasiekti geresnių rezultatų. Tai aš pastaruoju metu labai matau tą tokį pokytį į sąmoningumą. Ir aišku, pasauliniu mastu jau atsiranda ir irgi draudimai. Didžioji Britanija mane ką tik uždraudė socialinę mediją jauniem žmonėm iki 16 metų. Ir grįžimą prie bazinių dalykų, kad ypatingai, kol esi jaunas ir mokykloje, turi išmokti gerai skaityti, valdyti ilgą tekstą, skaityti knygom, skaičiuoti, ar ne, ir tikrai matyti visą matematiką. Tai yra ta tendencija, kurią pastaruoju metu labai labai pastebiu ir labai norisi, kad jinai būtų tokia užkrečiama, ar ne, kad tikrai vaikai vieni su kitais dalintųsi ir vis daugiau matau, kad nebesimokyti šiandieną nebėra cool. Cool yra tikrai gilintis, suprasti, būti gudresniu už savo tėvelį ir tikrai pasiekti geresnių rezultatų. Man tai baigėte mokyklą ir jau mokytojams nereikės atsiskaityti, kiek knygų per vasarą perskaitė. Tai vis tik tai jūsų bendramžiai, ar jie skaito tas knygas? Ar čia tik tai Andželikos įsivaizdavimas apie tai, kad jie grįžta prie bazinių dalykų? Galiu pasakyti, kad taip, kaip Andželika sakė, tai yra tikra tendencija. Jauni žmonės, yra tik retas skaičius žmonių, kurie
vis dar skaito knygas. Viskas, kaip minėjot, persikelia į telefonus, kur būna tiesiog visa informacija. Tas pats telefonas yra ir advokatas, ir medikas, ir galbūt netgi tavo tėvas. Tai kitaip sakant, vaikų nereikėtų skatinti gilintis į spaustuvių verslą. Žinokit, bijau, kad mes grįšim prie to, kad reikia daugiau skatinti, gilintis į knygas ir mokėti jas kantriai skaityti. Aišku, gal tas knygos formato skaitimas šiandien ir tampa audio knygos. Nebūtinai tai yra fizinės, popierinės knygos, podcastai, nes tikrai tai yra nauja forma, kaip vaikai skaito knygas, ar ne, ir kaip jas savo įsisavinant. Tai audio tikrai labai daug, pastebėjom, kad labai daug vaikai daugiau klauso ir vizualizuoja, nors vėlgi pastaruoju metu žiūrėjom tyrimus, kad visgi audio netaip įsimena kaip skaitoma knyga iš lapo popieriaus, arba iš Kindlo. Kažkada girdėjau, nežinau, kiek tai dabar yra tiesos, kad vaikui reikia pakartoti tiesiog 26 kartus ir jisai net ir klausydamas išmoks. Vantai, pasinaudodamas progą, tikriausiai tėvai nuožmiai arba atidžiai peržiūrės šią laidą. Kokį patarimą duotum savo tėvams ir ypatingai jaunesnių vaikų tėvams, kaip juos ugdyti, kad jie suprastų, kas yra finansai, investicijos ir verslas? Aš manau, pagrindinis patarimas tėvams yra kalbėti atvirai šeimoje apie investavimą, jų portfelį, jų veiklą su pinigais, kas šiuo metu yra veikiama, kur pinigai yra dedami šeimoje. Ir pagrindinis dalykas būtų ugdyti vaiką pinigo reikšmę. Ką su tuo pinigu, su kokia suma gali nusipirkti. Ir tai yra svarbiausia, nes tada vaikas gali atsirinkti būtinus dalykus ir išlaidas, kurios nėra būtinos. Taip sutaupoma pinigai ir prieinama prie to normalaus, gero finansinio raštingumo. Andželika, jūs kaip profesionalė sakėte, kaip elgėtės savo šeimoje. Kokie būtų tokie trumpi pasiūlymai būtent kitų tėvų? Kaip jie turėtų pradėti, galbūt netgi žengti pirmus žingsnius, nes šuoliuoti mes ne kiekvienas iš karto pradėjom ir pradėsim, tai nuo pirmų žingsnių reikia. Jo, matyt, pirmas žingsnis tai griauti mitą savo galvoje, kad pinigai ir tema apie pinigus ir apie verslą yra tabu. Ir kad kažkaip reikia palaukti, kol vaikai užaugs, nes jie dar nepasiruošę. Tai pradėkime nuo savęs, sugriaukime tą mitą. Antras žingsnis, tiesiog paprastai, tikrai be jokio akademiškumo įtraukiame vaikus į savo kasdienių sprendimų priėmimą. Labai įdomu, kad kai mes pradedam tą sąmoningai daryti, mes patys pradedam daugiau apie tai galvoti, sąmoningiau elgtis, nes mes prieš savo vaikus šiaip norim atrodyti patys geriausi, patys teisingiausiai priimantis sprendimus ir jau savo vaikui tik geriausia. Tai skatina mus pačius augti ir mokytis, ar ne? Ir trečias dalykas, kai jau vaikai tikrai tampa mūsų tokia pilnavertė šeimos dalimi, ne tik tai mokyklos aptarimu, bet ir mūsų buities aptarimu, drąsiai paieškokim ir mokytojų mokykloje ekonomikos ir verslumo, kurie gali stiprinti vaikus, kad ir per Junior Achievement programas, duokime podcastus klausyti, ar ne, kad tas knyga būtų ar skaitimas, ar klausimas, bet kad jinai ateitų į vaikų gyvenimą ir šiaip čia bendrai visiems tėvam, sakyčiau, pusvalandis per dieną yra būtinas įgūdis visai šeimai prieš miegą paskaityti. Tiesiog, tai yra būtina. Nes vėlgi, jeigu mes kaip tėvai nebūsim pavyzdžių, tai iš vaikų reikalauti, kad jie skaitytų knygą prieš miegą irgi labai sudėtinga, ar ne? Tai tą kartu visi padarykime ir leiskime vaikas pažinti irgi šitą gyvenimą, nes šiaip finansai, verslumas yra mūsų tikrai labai didelė gyvenimo dalis. Mes kiekvieną dieną jau baigę mokyklą ir savarankiškai priimdamas sprendimus, turim apie tai galvoti. Tai kuo mes daugiau su vaikais apie tai kalbėsim, to mažiau įtampos ir streso jiem bus, kai mes juos taip džiaugsmingai išleidžiam į pasaulį ir sakom, užauginau, o dabar jau už tave kažkas auks toliau. Pajuokausiu šiek tiek, pabandysiu padaryti eksperimentą šiandien vakare grįžęs namo po darbo ir pasakysiu, kad nuo šiol po 30 minučių visi skaitysime kartu. Įtariu, kad bus bent 6 akys nustebusius, kaip minimum. Paskui nežinau, ar priims tą iššūkį apskritai, bet pabandysim, pažiūrėsim. Vienas dalykas, kurį norėtumėt pakeisti švietimo sistemoje ir kur, jeigu būtų jums teisė tokia. Vau, kaip čia jūs taip jau giliai paklausėt.
Bet Laikas bėga į pabaigą, vis sudėtingesni klausimai, žinot, kaip žaidime, kai eini vis lygiai sudėtingesni, paskui bosas. Vis jaukiau. Tai žinai, tai paprastai kalbant apie šiandienos mūsų temą, tai labai norėčiau užtikrinti, kad kiekvienas moksleivis mokykloje turi galimybę mokytis finansinio raštingumo ir verslumo per patyrimą, nuosekliai nuo 1 iki 12 klasės, nes tai tikrai yra mūsų kasdienybės dalis, mes visi atsiduriam darbo rinkoje, arba esame dirbantysis, arba darbdaviai, ar ne, ir nesvarbu, ar valstybės sektoriuje, ar nepelno siekiančio organizacijoje, ar verslo kūrime, mes turime visi išmokti kurti vertę. Mantai, ką pakeistum to įstaigoje, kuriai teko atiduoti 12 metų? Aš kaip minėjau, reiktų, manau, įdėti daugiau praktikos. Nes dabar kas dėstoma yra tiesiog teorija. Teorija labai sunku išmokti, galėtų labiau būti pamokos labiau personalizuotos. Individas galėtų turėti tam tikrus netikrus pinigus, kur galėtų prasibandyti, ką tai reiškia. Aišku, labai sunku sukurti tokią erdvę, kadangi mokymosi įstaigai yra duota tik tai 12 metų, o investavimo žaidimas yra tęsiasi visą gyvenimą. Nieko tokio, galima parašyti švietimo ministerijai prašymą, kad vietoj 12 būtų 15 metų, jie su malonumu dar paimtų papildomas finansavimą. Gal nereikia. Tai gerai, klausimas, mūsų laikas senka, klausimas abiem, beveik tokiu kaip aptakėjus atsakysite, bet klausimas toksai, koks vienas dalykas jūsų nuomonė keičia žmogaus santykį su pinigais? Šeima, mokykla ar patirtis? Turiu atsakymą, man tai norit pradėti? Aš irgi turiu atsakymą. Galiu pradėti. Aš manau, kad asmeninė patirtis turi daugiausiai įtakos, bet nepamirškime ir apie šeimą. Šeima gali tau sukurti tik tai pagrindą ir tave paskatinti eiti tuo keliu, bet tavo portfelio, tavo pinigų negali jį valdyti. Jie gali tik tai nurodyti tam tikrą gerą kelią. Todėl aš manau, kad pagrindinis dalykas ties finansinio raštingumo yra savęs atradimas. Pats turi šitą suprasti, kokia yra to nauda. Fantastika. Aš sakyčiau, kad, žinot, tie, kas su mumis daugiausiai praleidžia laiko, tie turi mums didžiausią įtaką. Tai visgi pradžia yra šeima. Deja, bet mes turim suprasti, kad Lietuvoje mes patys ne vieną kartą esame užaugę finansiškai neraštingi, tai vadinasi, mes nelabai turime to socialinio kapitalo, ką vaikam atiduoti, tai šiandien mokykla didžiąją dalim tampa vieninteliai vartai vaikam į nuoseklų finansinio raštingumo ir verslumo ugdymą ir jų pagrindą tam, kad per 12 metų jie turėtų bent jau bazinės žinias ir bazinę kompetenciją savo ateičiai. Aš žinau atsakymą, bent kai aš baigiau mokyklą prieš daug metų, tai receptas buvo labai paprastas, visuomenė buvo labai raštinga, jinai turėjo labai paprastas taisyklės. Tai pirma taisyklė yra stok į bet kurį universitetą, nes tau reikia aukštojo, nes kitaip atveju prieš giminės nebūsi žmogus. Ir antras dalykas, nebūsi žmogus, jeigu neturėsi nekilnojamo turto. Viskas. Gyvenimas baigtas, jeigu padarai tuos 2 dalykus. Tad gal reikia kažko sudėtingiau, ne? Ir pasisekė. Jo. Pasisekė. Gerai, laida juda į pabaigą, tradicinis klausimas abiems. Kokie 3 prioritetai yra aukščiau negu finansai? Tai aš pradėsiu. Pirmiausia, sveikatą. Už sveikatas neįmanoma nusipirkti už pinigus iki tam tikrą lygio, tai aš dėčiau sveikatą į top 3. Antras būtų tavo šeima ir artimieji. Irgi yra neįkainojamas dalykas, iš kur tu gimei, kas yra tavo tėvas, motina, labai daug ką lemia. Ir pirmas dalykas, tai yra tavo pasaulėžiūra. Nes su pasaulėžiūra tu ne vien tik formuoji savo gyvenimą, bet tu ir tuo pačiu valdai savo portfelį, kuris irgi turi labai daug įtakos. Žinokit, aš tai sakyčiau, labai palaikau, man labai patinka, ką Mantas pasakė ir užtvirtinčiau tik tai, kad finansai ir pinigai savaime nėra tikslas. Jie yra tik tai rodiklis mūsų įdirbio ir mūsų vertybinių pasirinkimų, kaip mes dirbam, ką darom ir ką sukuriam. Tai labai ačiū, kad pasidalinot, kiekvienas galit užsirašyti, ką Mantas susakė ir aš sakyčiau labai panašiai.
Man įdomu būtų šitą klausimą užduotą Junktinėse Amerikos valstijose. Ar gautume, ką žinai, ir tokius labai jau panašius atsakymus? Tai pasidžiaugim, kad gyvenam Lietuvoje ir Europoje. Paskutinis klausimas. Junior Achievement, kokioje geografijoje veikia? Ta prasme, visoje Lietuvoje ar kaip? Jo, šiandien jeigu Lietuvoje, tai mes Taip sakant, kas veikiam... gali kreiptis jūs? Jo, šiandien Lietuvoje Junior Achievement veikia visose savivaldybėse, tikrai bent savivaldybėse bent viena mokykla įgyvendina Junior Achievement programas, ar tai būna pradinės, progimnazijos ar gimnazijos, tai drąsiai gali kreiptis bet kuris mokytojas. O šiaip bendrai, kas yra gražu ir žavu matytis, kad visi Junior Achievement alumniai tampa globalaus pasaulio dalis, nes Junior Achievement yra visose Europos valstybėse ir 120 pasaulio valstybių. Tai kartais žavu matyti, kai mums atsiunčia selfie ir sako, susitikau Junior Achievement programą baigusi, vat, ir kad tam pačiam Junktinėse Amerikos valstijose. Tai labai gera, kad tai yra didžiulė bendruomenė. Ar yra mainų programos kokios nors? Mainų neturime, bet turime kasmet, vat, pavyzdžiui, Lietuvos moksleivius vežame į stažuotės ir beje, į stažuotės vežame į lietuvių profesionalų klubus, Londono profesionalų klubą, Kopenhagos ir Briuselio, kas metus jau 5 metai, po 12 vaikų iškeliauja. Supratau, mūsų laikas išseko. Praktiškai 45 minutės, tas neįsivaizduojamas laiko tarpas, kai esi mokykloje ir reikia išsėdėti tą pamoką vieną, bet čia, man atrodo, laikas prabėgo greičiau, aš jums dar turiu tokią dovanų, Benjamino Grahamo vertybinių popierių analizė knyga, tai yra tokia knyga, nuo kurios prasideda turbūt investuotojo kelias, tai tikrai rekomenduoju perskaityti, jeigu esate perskaitę, tai padovanoti tam, kuris nėra perskaitęs, arba bent jau padovanoti. Aišku, knygų dovanojimas dažnai baigėsi, tai yra skolinimas baigėsi dovanojimu, bet čia yra už jūsų sugaištą laiką mūsų tinklalaidė. Tai ačiū Jums, kad atvykote. Puikus mokytojas šitos tinklalaidės šiandien. Ačiū. Mėly žiūrovai, tai baigėsi dar viena tinklalaidė, daugiau negu finansai. Ir kalbėjome apie dar vieną svarbę temą, tai yra investicija į vaikus, į mūsų ateitį. O galbūt ir į savo ateitį, nes tie patys vaikai kurs ir mūsų ateitį, kurioje mes neišvengiamai gyvensime. Tai žiūrėkite, stebėkite tinklalaidę, jeigu turite klausimų, turite komentarų, parašykite juos, nes manau, kad ne visi drįsta tai padaryti ir netgi jūsų komentaras arba klausimas gali užvesti kitus žmonės ant kelio. Tai iki pasimatymo ir susimatysime labai greitai. Na, jums tikrai dar kartą ačiū už tai, kad atvykote. Ačiū. Ačiū.